Labas, Aušra. Labas, Neringa. Sveiki visi. Tai ačiū labai, kad palaikot mus, sekat mūsų šitą kelią ir mes toliau tęsime įsitikinimus ir kalbėsime apie dar vieną įsitikinimą apie verslą, veiklą. Tai ar stabilus darbas tikrai yra saugesnis? Ir žinot, kas įdomiausia, dauguma žmonių net nesusimasto, ar tai yra tiesa. Tiesiog priema kaip faktą, ne, kad samdomas darbas yra stabilu. Aš pati ilgą laiką tikėjau, kad jei turiu darbo sutartį, jei turiu pastovų atlyginimą ir jei dirbu rimtoje vietoje, tai vadinasi esu saugi. Bet ar tikrai? Aušra, įdomu, kaip tu manai, iš kur apskritai atsirado ir galėjo atsirasti šitas įsitikinimas? Aš manau, kad tai ateina gal dar iš mūsų tėvų ir senelių laikų, nes tais laikais tas toksai verslas, savas verslas, jisai nebuvo antiek populiarus. Buvo laikai, kad stabilumas reiškia išgyvenimą. Gauti darbą gamykloje ar įstaigoje ir išdirbti 30 metų buvo norma. Ir mums nuo mažens sakė, turi gerą darbą ir būsi saugus. E, Šiai dienai tikrai to neužtenka. Tikrai to Taip, neužtenka. Aš netgi jeigu ir turėčiau samdomą darbą, tai aš tikrai žinau, kad aš dar ieškočiau papildomai kažko, kaip ir dabar darau. taip, būtent. Aš irgi pritariu šitam požiūriui ir pažiūrėkim realiai, ne? Ar įmonės neužsidaro, žmonių neatleidžia, algos neišaldomos, pareigos nepanaikinamos, ar pavyzdžiui po dekretinių grįžti ir nėra tavo darbo vietos, ne, visiškai. Stabilumas darbe dažnai reiškia tik tai vieną pajamų šaltinį, apie kurį tikrai dabar daugelis kalba ir dabar tokie yra laikai, kai galimybių tikrai yra daug. Tačiau šitas būtent tas vienas pajamų šaltinis priklauso ne nuo tavęs, kaip aš sakyčiau, ne? Ir čia man atėjo toks suvokimas, kad jei mano pajamos priklauso nuo vieno žmogaus sprendimo, ar tai yra saugumas, ar tik saugumo ta tokia susikurta iliuzija. Man didžiausias lūžis įvyko tuomet, kai supratau, kad tikras saugumas yra gebėjimas susikurti pajamas bet kur ir taip pat dirbant iš bet kur, kad neribotų tavęs. Nu jo. Ir dabar labai įdomu, žmonės sako, kad verslas yra rizika. Bet ar nedėti visų pajamų į vieną vietą nėra didesnė rizika? Versle tu gali turėti kelis klientus, kelias komandas, kelis pajamų srautus. Tai kaip investavime, toksai diversifikacija gaunasi, kad tu savo galimybės paskirstai į kelis šaltinius. Ir nu, va, tai jeigu žmonės turi tik vieną šaltinį ir jeigu kas nors atsitinka su tuo šaltiniu, jisai lieka be pajamų. Taip išeina. Taip, ir čia labai svarbi vieta. Daug kas sako, bet man baisu prarasti nestabilumą ir aš suprantu, aš irgi bijojau, man irgi buvo labai keista išeiti iš samdomo darbo, nes šita veikla jau tapo mano pagrindinė ir tiesiog tas toks atrodo, nežinai, kaip bus kitą sykį. Bet žinot, kas dar baisiau yra, neturėti tiesiog kontrolės, negalėti padidinti pajamų, kai jų tau reikia būti kažkokiuose suspaustose rėmose, ne? Ypač prašyti laisvadienio, kai serga vaikas, anksčiau išėjimo iš darbo, kas man būdavo didžiausias peilis, man reikia anksčiau išeiti, ar galiu išeiti, ne, negali, arba kur tau reikia išeiti ir tu turi tiesiog teisintis. Tai man saugumas šiandien reiškia, kad galiu pati įtakoti savo pajamas, kad galiu aukti, kad nesu apribota kažkokiamis tai lubomis ir galiu vieną dieną daugiau padirbti, kitas kelias dienas nedirbti, kai mano vaikas serga, arba tiesiog noriu su jais pabūti. Ir Aušra, kaip manai, ar žmonės labiau stabdo reali rizika ar jų įsitikinimai? Manau įsitikinimai, nes dažnai jie net nėra patikrinti, pagrysti kažkuo, tiesiog perimti iš kitų, kaip sakom, galim sakyti, paveldėti, ne tie įsitikinimai, bet tai mes juos arba pasisavinam tuos įsitikinimus, arba parodom, kad gali būti kitaip. Taip, ir labai norim paklausti žiūrinčių čia mumis ir
kartu lydinčių šitą maratoną mūsų, ne, komentaruose parašykit, kas jums yra saugumas. Pastovus atlyginimas ar galimybė uždirbti tiek, kiek jūs nusprendžiate. Ir jei jaučiat, kad kažkas jums viduje kužda, ne, toks vidinis balsas yra, kurio mes dažniausiai negirdim arba nutildom jį dažnai, kad visgi aš galiu daugiau ir noriu kažko daugiau, tai parašykit tiek man, tiek Aušrai žinutę ir mes tikrai pasikalbėsim ir pasidalinsim apie galimybę, kurios tikrai gali kardinaliai pakeisti jūsų gyvenimus. Tikrai taip. Ačiū labai, Neringa. Tikrai labai įdomi tema. Manau, aktuali ir pasenęs įsitikinimas. Jisai dabar tikrai toks neveiksmingas, sakyčiau. Tikrai tai. Reikia ieškoti kelių pajamų šaltinių. Ačiū, Aušra. Ačiū Iki tau. kitos dienos. Iki. Iki.